Šioje laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą žiūrėkite. Vyčio sirgaliai apie ekipą ir atmosferą arenoje. Kas labiausiai pritingi treniruotėse? Už vėlavimą 5 eurai, už tai, kad meti kašį ir neliečia lanko 3 atsispaudimai. Vytis bando antrąjį kartą iš eilės nugalėti Klaipėdos komandą. Kas laimės? Vytis! Žmonės tikrai atiduoda visą savo širdį, palaikom, net sunkiausių momentų susirenka į varžybą žiūrė. Tai manyčiau, nuostabus palaikymas. Bėdų buvo, šiek nepleidų. Ėjo visi, kad 5 žaidė vis tiek, bet ėjo pergyvėt už juosius. Labai gerai. Šakiečiai yra šakiečiai. Ką tokius rūmus turim, tai reikia išnaudoti juosius. Jie tai mato, girdi, žino. Jeigu nebūtų sirgalių, tai dėl ko jie žaistų? Jie žaidė dėl mūsų, aukojasi. Matė, tu župė jau širdėlėse, sako, šiek dar šauka žaist. Marijus Užupis išties nuolat veržėsi ant parketo. Nors remiantis dabartinėmis gydytojų išvadomis pagerėjimas po mėnesio poilsio akivaizdus, leidimo žaisti Marijus dar nėra gavęs. Nepaisant to, jis ne tik Klaipėdą keliavo kartu su komanda, o lengvai treniruojasi jau kurį laiką. Marijus vienintelis Vyčio krepšininkas, kurio sugrįžimo komanda dar laukia. Artėjant lemiamoms kovoms, Šakių arena laukia ir dar gausesnio sirgalių palaikymo. Pernykštė atkrintamųjų serija prieš Jonavą pasižymėjo akimirkomis, kai sirgaliams teko stovėti prie pat aikštelės. Į rungtynes susirinkdavo daugiau nei kas 10 miestelio gyventojas. Šiemet Vytis pagal lankomumą 3 visoje lygoje. Palaikom Vytį. Kiek jų žaisti? Mes kiek galim, tiek stengiamės. Kurie palaiko daug metų. Ir komanda šaunuolė, ir žiūrovai tie, kurie neapleido sunkios situacijos, taip pat šaunu. Nu gerai, sirgalė gerai serga. Net nepraleido šiemet ne vienų rungtynių. Ta pastebėjo ir ką tik į Vytį atvykęs Remigijus Trakimas. Smagu labai jauki arena. Smagu tikrai. Ir žiūrovai ateina palaikyti. Viskas ok. Šakiai turi ne vieną tradiciją padedančią puoselėti bendruomeniškumą. Viena jų šiais metais pagarsėjusi Gulbelės torto tradicija, kai sveikinami tą savaitę gimtadienį švenčiantys Šakių rajonui nusipelnę žmonės. Šįsyk tortas atiteko Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro, kuriame įsikūrusi Šakių arena, direktoriai Romai. Atsidavimas miestui, kuriame žaidžiama, žinoma, įkvepia pergalėms, kaip ir geras darbas treniruotėse. Todėl klausėme krepšininkų, kas dirba daugiausiai, o kas labiausiai pritingi. Paulius gal, taip atrodo iš šono. Nežinau, Paulius, paskui aš, žinau, manau, kad Paulius. O kas tingi? Sunku atsakyti dabar, man iš tikrųjų kažką šeiduot. Gedas dažnai vasėti. Ne, iš tikrųjų, dirba visi. Gediminas Maceina, jis ateina anksčiausiai iš visų į treniruotės, maždaug 35 minutėm prieš, pasidaro pratimukus, pasimėto, tikrai gerai apšyla ir manau, geras pavyzdys visai komandai, kaip turėtų sportininkas ateiti treniruotę. Visi dirba, atidirba. Tadukas tinginiauja. Tadas netinginiauja ir teigia, kad komanda taip pat jau nebetinginiauja bei atskleidžia, kas komandoje gresia už nusižengimus. Pradžiai buvo tokių, kur tikrai tokie visiškai tipiniai tinginiai. Ir šiuo metu komandai tokių nėra, aš net negalėčiau išskirti kažkurio žaidėjo kaip tokio didžiausio tinginio. Visi, manau, dirba atsakingai. Už vėlavimą 5 eurai, už tai, kad meti kašį ir neliečia lanko 3 atsispaudimai. Ir treneris duoda už atsikalbinėjimą aikštelės prabėga, kartais atsispaudimai būna, kartais atsilenkimų duoda. Kai prasibėga keletą kartų, tai mažiau ginčytis nori ir iš karto susikaupia. Tai, manau, veikia tai. Priverčia pasitemti tiek varžybų metu tos baudos, labiau susikaupę stoja prie baudų metimo linijos. Greičiausiai ten pinigėlių daugiausiai bus Augis sumetęs, Jankaitis. Tai Rokelis turbūt. Jauniausias, ne jauniausias, bet vien iš jaunesnių tai Rokelis, o daugiau gal nelabai kažkaip. Visi stengiasi laikytis taisyklių. Tik kaiduoja, brangok. Kur galima išleisti tiek pinigų? Kapitono klausia, reikia klausti, kiek yra pinigų ir paskui nuspręsim, iš kur panaudosim. Gal kamuoliams, lėsių trūksta pas mus komandai. Ar dar kažką, nežinau, matysim. Komandos gydytojas buvo nusiteikęs kiek šventiškiau. Manau, nusipirksim, nežinau, gal tortą kokį didelį ir atšvęsim sezono pabaigą. Manau, tam panaudosim tas pinigus.
Bet Marijus Užupis ėmė ir perspjovė kolegą. Kaip? Neseniai ekipoje pasklido gandas, o tiksliau pats Marijus Užupis juokaudamas leptelėjo, kad dainuoja ispaniškai. Jeigu laimėsim čempionatą, tai prižadu tada prieš visus padainuos. Pažadas yra pažadas, bet iki sezono pabaigos torto ir dainų kelias dar netrumpas. Ir jis tęsiasi tuose pačiuose šakiuose, į kuriuos antroms tarpusavio rungtynėms per savaitę atvyko varžovai iš Klaipėdos. Pirmasis kėlinys Lietuvos krepšinio fanų komandai teikė daug vilties. Įpusėjus jam Vytis pirmavo 16-5. Nuo tos akimirkos iki antrojo kėlinio ekipa pelnė tik 12 taškų ir prieš išeinant ilsėtis į ilgąją pertrauką rezultatas tapo lygus. Ką jūs žaidžia? Laisvas, nemetu, bardakas. Įsiveržimai, nepasisiūlymai, kur viskas dingo? Kur dingo viskas? Kur? Pamirštat, kas jums yra? Su kamuoliu žaidžiu, stovi čia nais. Tai jisai eina, aš einu paskui, tas kyla. Nepaisant Virginijaus ir Vyčio pastabų, trečiasis ir ketvirtasis kėliniai priklausė Klaipėdos komandai, o Vytis galutinai subirėjo po penktosios rezultatyviausiai žaidusio Augustino Jankaičio pražangos. Rungtynės baigėsi pralaimėjimų rezultatu 60-69. Vytis liko 7-oje turnyro lentelės vietoje.